Sveiki visi, šiandien gaminsim labai skanų šonkauliukų troškinį. Tam reikės šonkauliukų, vandens, alyvuogių aliejaus, džiovinto raudonėlio, džiovintų petražolių, paprikos maltos, kario prieskonių, pomidorų padažo arba pastos, taip pat pipirų, druskos, pomidorų, paprikos, svogūnų, česnakų, bulvių ir sviesto trupučio. Tai pirmiausia imam kauliukus, supjaustom. Tais nedideliais gabaliukais. Galima dar perpjauti tiesiog. Dedam į indą. Štai. Jeigu turit su kuo sukapoti, galite tiesiog taip perkapoti. Aš tai neverksiu, tiesiog dedam čia. Dedam viską į štai tokį indą, į britvoną. Jeigu neturit britvono, tai galima tiesiog į kokį nors kitą indą. Papriką pjaustom stambiais gabalais. Svogūną. Galime dar didesniais, aš truputį tokiais nelabai dideliais pjaustau, nes man labai nepatinka, kai tokie šliužai. Taip. Tokiais dideliais gabalais. Pomidorus taip pat. Išimam čia šitą kotelį. Labai lengvas receptas, viskas labai greitai darosi. Dedam taip pat čia. Ir bulves. Bulves irgi tokiais didesniais gabalais. Štai, ir taip visas. Česnaką taip pat supjaustom. Dabar čia beriam prieskonius. Raudonėlį, džiovintas petražolės, paprika ir karį. Pipirų pagal skonį. Čia yra jemeno patiekalas, jemeno virėjų. Kai jie deda šaukštelį pipiro, šaukštelio nedėsiu. Truputį mačiau. Jūs galite dėti ir šaukštelį. Jie labai viską aštriai. Dar deda papriką aštriai,
Dabar imam vandens puodelį. Čia pilam kažkur tai 2 šaukštus pomidorų padažo, aliejaus, alyvuogių, 3 arbatinius šaukštelius, išmaišom viską. Dedam druską. Kokį 1,5 šaukštelio dedu. Ir dabar viską labai gerai čia išmaišyti reikia. Orkaitę jungiam 200 laipsnių, jeigu kaista, vidurinė lentyna. Dabar pilam čia vandenį su aliejumi ir pomidorų padažu. Puodelį. Dedam sviesto. Truputį. Daug nereikia. Uždengiam. Ir kepsim apie 1,5 valandos. Jeigu turit kitokį indą, neturit britvono, tai tiesiog uždengiat pirmą sluoksnį kepimo popieriumi, taip. Be šito, aišku, dangčio, uždegam kepimo popieriumi ir paskui su folija dar uždengiam. Ir taip kepam 1,5 valandos arba kol iškeps. Ant vidurinės lentynos. Kepsnys pagaliau iškepė, troškinys tai yra. Tai koks grožis. Kepiau 1:65 kažkur tai. Ir štai mėsytė tiesiog nerėsi. Ragaujam. Skanumėlis. Bulvės. Labai skanu. Paprika. Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Troškinkit, ragaukit. Skanaus. Ir sėkmės. Dar galima truputį pabarstyti petražolių. Ir pirmin, nepamirškit paspausti prenumeruoti, parašyti atsiliepimą, taip kad skanaus ir sėkmės.